Ir štai pagalais aš sulaukiau tinės kelionės motociklu po Kostariką. Aš kovo mėnesį jau ją susigalvojau, įnešiau pirmą mokėjimą. Ačiū Dievui, kad galima Motobirds'ose mokėti dalimis, o ne iš karto visą sumą. Ir svajojau, nervavausi, visiems knisau smegenis, kaip aš noriu į Kostariką. Ir pagalais aš čia. Jeigu jūs klausėte manęs, kurgi vis dėlto yra toji Kostarika, tai jinai yra tarsi tiltas tarp Šiaurės Amerikos ir Pietų Amerikos, jungianti abi dvi šias šalis. Iš dešinės pusės matome iš rytų į jos krantus skalauja Atlanto vandenynas, o iš kairės, iš vakarų pusės Ramusis vandenynas. Skrydis lėktuvu truko 12 valandų iš Nyderlandų, kitaip dar tariant Olandijos, į Kostariką, į jo sostinę San Jose. Ir štai aš čia. Labas rytelis. Prabudau 3 valandą ryto Lietuvos laiku ir galvoju, Leila, kodėl tu nemiegi? O kaip miegosi, kai Lietuvos laiku jau 11 dienos? Akis, kai visada užtynė po tokių kelionių, visokių po nemokamų vyno buteliukų, po maisto, po karščio šalčių ir taip toliau, tai atrodo kaip alchašė. Bet tai ką čia, nėra čia ką slėpti. Tikra, ta prasme, alchašė gimus normalia nebusi. Atsiprašau už vaizdą, kurį matote ekrane, norit, nenorit, turit žiūrėti į tokias išvarvėjusias akis. Atsibudau ir tiek pipauna, visokios papugėlės, paukšteliai, visi čia visokiom spalvom, tai yra visokiais garsais. Pipuoja. Labas. Tai labas rytas, Kostarika. Leila čia su jumis. Aš atvažiavau truputėlį per anksti, atvykau pati pirma į šitą mūsų vietą, kurioje mes dabar apsistosime. Vieta, atskiri nameliai, kur gyvenam, receptionas. Daug poilsio zonų, visokios. Ir štai pagrindinis akcentas. Wow, kažkas eis maudytis greitai. Kaip gražu. Darbininkai tik tai ruošia, man tik tai valo, kad aš galėčiau savo putiuką mirkyti šitam švariam vandenukė ir nepasigauti jokių kverabų. Oh my god. Bet jūs pasižiūrėkit, kaip įdomiai atrodo, ne? Visur vasara, gėlės žydi, žalia, lietaus sezonas jau į pabaigą, sauliukas viršų ima, karštis ir bam! Laimingų šventų kalėdų, laimingų šventų kalėdų, laimingų šventų kalėdų ir metų naujų. Mano nuostabai, Kostarika yra labai brangi šalis. Aš tikrai nesitikėjau tokių kainų, bet atvykus čia sužinojau, kad jų netgi algos per mėnesį yra $2000, tai sakyčiau brangesnė negu už Lietuvą, ekonomika geresnė. Todėl labai nustebau kainomis, ypač, pavyzdžiui, kur pritaikyta turistam, kai reikia susimokėti už paprastą vakarienę $30, $40, $50, nors beveik atrodo nieko nevalgiai, arba alus kainuoja $4 arba $5, tai žinokit, nenustebkit atskridę į Kostariką, čia nėra pigu. Pažiūrėkit, ką radau. Oh my God. Aš labai atsiprašau, kad aš iš jūsų juokiuosi. O jūs sakykit, karvės, asilai, briedžiai ar tipo arkliai? Nesuprantat lietuviškai? Tikiu, bet pažiūrėk, kokios ausis. Eik, tu peklant. Ai, čia kupranugariai gal. Kas čia per gyvūnai? Nenurimtai. Aš atsiprašau, kad juokiuos, bet aš tokių gyvenime dar nemačius. Gyvai. Eik, tu peklant. Žiūrėk, čia mano fūra važiuoja. Labiausiai tai čia myliu kamazus. Myliu orą, kamazus ir viską, ką pamatau, va tokio va. Ateikit biškį arčiau. Ateikit pakalbėt. Aфиgenai. O durys atidarytos.
Žinot, kodėl sukūrė Dievas tokias šalis kaip Kosta Rika, kaip Tailandas, kaip Kolumbija, visa Karibų pakrantė? Tam, kad va tokie žmonės kaip aš, kurie labai dievina šilumą, žiemos metu galėtų pasimėgauti saulytę. Nors va tiek va. Ačiū tau Dieve, kad tu taip mus myli. Erzinu visus kaimo šuniukus erzinu. Ant manęs visi loja. Visi, kas netingi. Jūs, jeigu galvojat, kad tik internete loja, tai žinokit ir ne vien tik internete loja. Visur. Visur, kur Leila pasirodo, visur ant jos. Au, au, au. Burning Man tai ne muzikos festivalis vykstantis Amerikoje. Tai baltaodis žmogus atvažiavęs į karštą šalį. Jūs matėt, kokio dydžio pas jos bananai? Net valgyt gaila tokius. Nu, tikrai nusiperki ir nevalgai. Kaip ir veltui išleisti pinigai gaunasi, ne? Pasiėmiau sriubos, tai prie sriubos dar načios ir ryžiai. Keista, sriuba, mėsos gabalas didesnis negu kepsnio. Ir pasiėmiau krevečių, kaip užkandai. Bet ta užkanda tai vėlgi, ryžiai, bulvės, salotos, žodžiu, visko labai daug jie deda. Labas rytas. Dar viena diena, nauja išaušo šitoj gražioj aplinkoj. Kosta Rika, San Jose, saulytė, žalia, šiluma, 7 ryto, o pas mus 25 šilumos jau. Kartais žiemą į tokią šalį atvažiuoti apsimoka. Tiesiog kad smegenis persikonstruotų. Kaip... Tokią muziką paleidom. A third party, if you crashed into somebody else, if you crashed into a person, We'll go down to the ocean. So I hope there will be some... Nie zamówiłeś, to nie ma. Mogę sobie zamówić tam za 3. Normalūs žmonės važiuodami ilsėtis išsinuomoja gražią vietą tokią kaip šią ir guli. Bet nenormalūs žmonės tokie kaip aš išsinuomoja endurkę ir varo per visą Kosta Riką skersai išilgai. Nes nenormalūs. O žinau, koks skirtumas yra tarp vyrų ir moterų. Vyrai atvažiavo į Kosta Riką su va tokiais va lagaminais, o moterė atvažiavo į Kosta Riką. Oi, nepaisant to, kad biškai nieks netelpa, bet tik su tokia kuprinė. Aš matau pagal motociklus, kad žemės man nepasiekti. Taip, šitas mažiukas bus mano. Kosta Rika 587268. Įsidėmim, kokie yra padaryti broken damage'ai, kad paskui man nenučerdžintų pinigų, kad nereikėtų man susimokėti už nieką. By the way, kai atsisėdau, tai vos siekiu žemę. Bet, nu, tai čia normalu, nes aš esu trumpaklynė, mažaklynė. O tai kiekvienas susimokam po $800 už užstatą.
Kaip gaila, negaliu parodyti, per kokį offroadą mes važiuojam. Nu, man tai šakės, aš kai ne offroadininkė, tai Maistas Kostarikoje tikrai nepigus, bet koks skanus. Tik išprotėję žmonės, visai kuriem yra su galva kukumaku, poilsį supranta negulint prie baseino, ten baseinas, nesimaudant vandeninę, jūroje vandeninę, negeriant alaus, nevalgant skanaus maisto, o šuntat, prakaituojant, kepant ir verdant šituose specialiuose drabužiuose, važiuojant su motopirdom per bekelę, per visokias uolienas, uolas, akmenis, smėlį. Tipo čia atostogos. Tik bepročiai gali galvoti, kad čia yra atostogos. Bet, žinokit, mūsų yra tokių netgi 11. Baseinas, baras, alus, mergos, seksas į namus, va, visokie subiniukai, papiukai. Aфиgenai. Ceptuša papo, aфиgenai. Alaus mak, aфиgenai. Kostarika. Hello, hello. Taimas tik čilinti. Ar gali būti kas nors geriau negu baseinas, alus ir žmonės faini aplinkui? O dievai, argi čia ne rojaus kampelis? Aš jaučiuosi grinai kaip būčiau Kolumbijoje. Juodas smėlis. Grinai juodas smėlis. Aš ant jo iš viso tokio baltumo atrodau, kaip būčiau perbalus baltai balta. Ir bangos. Koks gražus. You look so good. Oh my God. Having a great time on the horses every day. Oh yeah. Hello. We do morning riding, we do sunset riding. I think she want to drink or eat. Yeah. No? Tell me. Tell me what you want. I think she want to drink water. I want to go to the river Okay. right there. Okay, but she is tired. Yeah, it's so hot. I come in It's- snow, but it's hot. It's too hot. I come. Žinau, kad aš keistai atrodau šlapia ir nuoga prie motociklų ir aš žinau, kad jūs laukiat iš manęs filmuko, kad aš parodyčiau, kaip mes keliaujam. Bet žinokit, nu nėra kada. Arba važiuoji, arba balevoji. Arba važiuoji, arba balevoji. Arba važiuoji, arba balevoji. Nu rimtai nėra kada. Cześć, Jacuś! Pusryčiai Kostarikoje visada prasideda nuo lėkštės vaisių. Nu, nerealu. Žiauriai labai liūdna, kad negaliu jums parodyti, kaip mes važiuojam bekelę, kaip aš vargstu važiuodama bekelę, nes aš nesu offroadistė, nesu offroad persona. Bet dėl to, kad aš negaliu filmuoti važiuojant, laikyti rankoje telefoną, už tai, kad aš ir taip vos pati ant motociklo išsilaikau. Buvo porą kartų, kad jau vos galvojau, kad nei motociklo, nei manęs turbūt nebeliks, nebereikės, bet ačiū Dievui, viskas baigėsi gerai. Bet tik tai noriu jums pasakyti, kad iš tikrųjų labai sunku, fainai, ekstremas. Aš jaučiu net kokį kilogramą pamečiau bevairuodama. Rimtai, nes visą laiką dirbu. Nors tie tikri offroadistai, kurie kiekvieną savaitgalį tą daro, tai jie sako, tu tiesiog atsipalaiduok ir dėl to nepavargsi. Bet kaip galima atsipalaiduoti, kai tu važiuoji per akmenis, per uolas, per duobes, per šlaitais ir visokiais kalnais ir viską, kaip galima atsipalaiduoti. Ir visokiais posūkiais, tai kalną, tai nuo kalno, tai staigus posūkis, tai dar staigesnis posūkis.
Ui, aš net čia, man net ant žemės nesigauna vaikščioti, tai kam kalbėti apie motociklų vairavimą kelyje. Bet esmė tai, kad aš esu labai dėkinga Motobirds. Aleksandra, jinai jo Motobirds įkūrėja, už tai, kad jinai organizuoja tokias nuostabias keliones. Užsukom į krokodilų safarį. Dabar visi susimokam, nežinau kiek dar kainuos, tikiuosi nedaug. Ir mums sakė, parodys krokodilus. Jos augina kaip fermoj, tikiuosi. Štai ir prašau, kostarikiečiai žino, kas yra geriausia šitam gyvenime. Jų posakis, pura vida, ką reiškia atsipalaidavus, toks relax, toks be streso gyvenimas, kai viskas vyksta savaime ir be nervų. Ir ant teisingo daikto, ant pačio teisingiausio daikto pasaulyje. Atidarytuvo aš turiu omeny. O išdykėliai jūs, jau ką prisigalvojot? Miega gražuolis. Pietų metas. Čia patinėlis. Do you see the crow? Come, Lina, come. Está cargando batería, si está lleno, Puede que ni se mueva. se mueve, pero si andan encabronados, ni lo puedo. Pick up the rest of the babies. That's the time where the big hair. Kažkoks kalakutas atvarė. Ką tu nori? Taip. Atvarė pasižiūrėti, kodėl aš žiūriu į jo draugelį. Oi, nerandu. Draugelį, tiksliau, mergytę. Tu ką nori? Kalakuts. Bul. Šitoje nuostabioje šalyje, žmonės gyvena pagal tokį principą, jie vadina jį pura vida, ką pažodžiu išvertus reiškia paprastas gyvenimas, kai tu mėgaujasi gyvenimu be streso, be įtampų, be jokių apkrovų, tiesiog valgai, mėgaujasi šilumą, geri alų ir apie nieką negalvoji. Man patinka šitas posakis, norėčiau taip gyventi, tikrai, bet su mano nervukus tai taip nesigautų, nes aš psichinė esu, man biškikas iš karto nervų konservus ir taip toliau. Bet ką aš norėjau pasakyti, kad, žinokit, krokodilai tai tikrai turi tokį gyvenimą, pura vida, nes tie vapšie, guli savo, čilina, plauki pro šalį, jie net neatsisuka, net tau reikia, tu ir atsisuk.